Sveiki, brangieji, Dievo brangenybės. Toliau leidžiamės į kelionę, žiūrint į tai, ką Kristus atliko ir kokiomis dovanomis Jisai yra apdovanojęs kiekvieną iš mūsų. Esmė tik tai tas dovanas pasiimti tikėjimu. Tai yra malonės dovanas, mes jas pasiimam. Šiandien noriu pakalbėti apie dvasios vaisių. Ir Galatams 5 skyriuje 25 eilutėje sako: jei gyvenate dvasia, tai ir elkitės pagal dvasią. Gal čia sustosim. Kalba, kad jeigu mes gyvename dvasia arba gyvename su dvasia, bendraujame su dvasia, tai sako, ir elkimės ne pagal save, elkimės pagal dvasią. Čia Dievo žodis mums sako, kad santykis su šventąja dvasia padaro įtaką mums. Ir mes sakome, wow, viešpatie, koks esi tuo nuostabus. Mes norime būti tokie kaip tu. Ir tada mes tame bendravime mes labiau pažįstame šventąją dvasią. Iš to bendravimo, koks yra jo charakteris, kas yra jis iš tikrųjų. Ir norime taip ir elgtis kaip šventoji dvasia. 18 eilutė sako: bet jei jūs dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje. Arba 16 eilutė. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Gyvenkite dvasia arba esate vedami šventosios dvasios. Čia kaip du draugai. Paduodame ranką ir leidžiame, kad kas nors mus vestų. Įdomiausia tai, brangieji, kad šventoji dvasia yra viešpats, yra Dievas. Ir jis nevaro, čia neparašyta, kad jisai kaip policininkas, kaip prižiūrėtojas iš paskos varo, kad tu eitum būtent ten. Ne, sako, šventoji dvasia veda. Ir jeigu mes sutinkame eiti kartu su ja, jinai nuveda ten, kas mus palaimina. Tai lyg tai būtų geras tarnas, žmogus, kada jūs atsidurėte svetimam mieste ir jūs tiesiog nežinote, kaip nueiti ir prieina kažkas ir pasiūlo jums paslaugą, aš galėčiau jūs nuvesti ir parodyti, kur yra ta kavinė arba kur yra skaniausios purgos šitame mieste. Ir tiesiog jūs sutinkate eiti ir jis nuveda ten. Tai va šitas žodis, bet jeigu jūs esate dvasios vedami, vadovaujami, vedami, būtent apie tai ir kalba, kad šventoji dvasia nori paimti už rankos ir mus nuvesti ten, kur jisai nori. Jo charakterio savybės galime rasti tame pačiame 5 skyriuje nuo 22 eilutės. Tai yra šventosios dvasios, mūsų viešpaties charakteris, jo savybės. Dvasios vaisiai arba vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir čia mums atskleidžia, koks nuostabus yra viešpats, kokiomis savybėmis pasižymė šventoji dvasia. Dvasios vaisius. Kas tai yra krikščionių gyvenime dvasios vaisius? Tai kada mes leidžiame tai šventai dvasiai, kuri apsigyvena mumise, su kuria mes bendraujame, mes pamažu leidžiame, kad jos vaisiai, jos charakterio bruožai pasireikštų per mus. Šie vaisiai, kurie atsiranda, tai yra jo charakterio savybės ir mes tiesiog leidžiame, kad reikštųsi vaisius. Iš santykių mes bendraujame ir prasideda, užauga šitie vaisiai ir čia mums primena, brangieji, Jėzaus pasakytus žodžius: medį pažinsi iš vaisių. Taigi žmogus yra lyg medis ir mes prieidami prie to medžio, mes ieškome vaisių tame bendravime. Ką mes iš to bendravimo su tuo žmogumi mes galėtumėm pasiimti, kokią naudą, kokie yra vaisiai. Ir tik paimdami vaisius ir paragaudami vaisius mes suprantame, koks yra medis. Jėzus tai davė palyginimą apie medį. Čia šventoji dvasia irgi kalba apie vaisių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes kaip žmonės, kaip tikintieji, pasitikėję Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Šventoji dvasia ateina į mūsų vidų. Gyvybė pradeda skleistis mumyse. Vat šitos charakterio savybės. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas
pradeda reikštis per mus, per mūsų kalbą, per mūsų reakcijas, per mūsų mintis, galbūt straipsnius. Šitie vaisiai pradeda reikštis. Ir tada tai yra kaip vaisius ant medžio. Prieina žmogus ir randa tą vaisių. Įdomiausia yra tai, brangieji, kad dvasios vaisius nėra man, nėra dėl manęs. Dvasios vaisius yra ant manęs dėl kitų. Kad kitas žmogus prieės, tarkim jūs, galėtumėte šitą vaisių nusiskinti, paragauti ir sakyti, wow, koks yra skanus. Taigi, šventoji dvasia veikia mūsų viduje, kad daryti įtaką santykiams tarp manęs ir tavęs, tarp manęs ir jūsų. Kitaip tariant, aš leidžiu šventai dvasiai pasireikšti, mylint jūs, būnant kantriu su jumis, džiaugiantis įvairiose situacijose. Tai reiškia, tu nusiskini nuo manęs kaip medžio šitą vaisių, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą. Tu paragauji, sakai, koks geras Dievas yra, koks yra geras Dievas. Bet žinai ką, va šitoj vietoj mes galime susidurti su viena problema. Tarkim, aš paimu Dievo žodį, skaitau nuo 22 eilutės Galatams 5 skyriaus, dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė. Ir aš sakau, o kantrybės pas mane nelabai yra, aš esu nekantrus, supykstu, susierzinu. Ir ką mes tokiais atvejais darome? Dievas greičiausiai nori, kad aš būčiau kantrus. Ir aš turiu labai stengtis būti kantriu. Ir po įtikėjimo aš būtent taip ir pagavau šitą momentą ir sakiau, Dieve, aš noriu būti kantrus, aš noriu būti kantrus. Ir žinot, kas atsitiko? Atsitiko tai, kad Dievas pradėjo atsiųsti žmonės į mano gyvenimą, kurie mane erzindavo. Ir aš tada paklausiau, Dieve, ką tu darai čia? Dėl ko atsiunti šitos žmonės, kad aš su jais būčiau, kurie mane nervuoja ir panašiai? Dievas sako, štai čia aš noriu, kad mes tame bendravime su tavimi, kad aš šventoji dvasia kartu su tavimi, kad mano charakteris pasireikštų per tave. Nesusierzinimas, o kantrybė. Tam, kad tu leistum man reikštis, aš ir leidžiu susitikti su šitais žmonėmis. Aš galvoju, nes dažną kartą mes patenkame į tokias pinklės, paskaitome raštą ir sakome, aš turiu būti kantresnis, aš turiu labiau mylėti savo žmoną, mylėti ir paklusti savo darbdavį, aš turiu būti kantrus, aš turiu, ant manęs turi augti daug vaisių, aš turiu. Ir tu girdi, ką tu sakai ir ką aš sakau, aš. Brangieji, dvasios vaisius, tai yra dvasios darbas, tai nėra mano pastangų vaisius, tai yra dvasios vaisius. Apie tai sako Dievo žodis, nereikia tau ir man labai stengtis, kadangi Dievo dvasia atėjo. Tai yra jos charakterio savybės ir mes tiesiog leidžiame jai reikštis per mus. Tai ką mums reikia daryti? Labai paprastas patarimas – atsipalaiduoti. Atsipalaiduoti ir leisti šventai dvasiai veikti per tave ir mane. Ir tada šitie vaisiai reiškiasi, kiti žmonės ragauja ir sako, Dievas yra geras. Ar supranti, tai yra nuostabi Dievo dovana, kad jis pats ateina į tavo gyvenimą, jis į tave žiūri kaip į medį ir sako, aš norint šito medžio užauginti daug nuostabių vaisių. Ir nesvarbu, kad jų nėra daug, kol kas taip, bet mes bendraujame, mes draugaujame ir mano malonė liečia tavo širdį ir ant tavęs kaip medžio atsiranda vis daugiau ir daugiau tų vaisių. Ir tada žmonės ateina, žmonės pradeda traukti ir tu stebiesi, kodėl žmonės pas tave ateina, kodėl jie prie tavęs limpa. Atsakymas vienas, juos traukia šventosios dvasios vaisius, šventosios dvasios charakteris juos traukia ir tu leidi tiesiog jai reikštis. Todėl tame santykė su šventąja dvasia, bendravime leisk būti vedamai šventosios dvasios. Tiesiog leisk, kad jisai paimtų už rankos, nesipriešintam ir sakyt, gerai Viešpatie, keliaujam kartu, vesk mane ir keisk mane iš vidaus, tegul tavo charakteris reiškiasi per mane, tai ne mano vaisius, tai yra tavo vaisius, aš tiesiog leidžiu, kad šitos vaisius tu užaugintum ant manęs ir kad kiti žmonės matydami būtų palaiminti. Štai tokią dovaną Dievas duoda.
per Jėzų Kristų, per jo atliktą darbą. Šita antgamtinė jėga, Dievas, kuris ateina į tavo mano gyvenimą, jis pakeičia tavo charakterį, tavo elgesį ir iš to charakterio toksai piktas, užsidaręs, susiraukęs, nedraugiškas, apsistatęs sienom, Dievas sako, ne problema. Aš ateinu į tavo gyvenimą ir tu būsi mylintis, tu būsi kantrus, tu būsi užjaučiantis, tu būsi malonus, tu būsi geras ir tu būsi ištikimas. Štai taip paprasta. Tiesiog atsiduodi Dievo rankas. Laiminu tave toje nuostabioje kelionėje ir aš jau matau tikėjimu, kad ant tavęs, ant jūsų yra nuostabiausi vaisiai, nes to trokšta šventoji dvasia.